Sveiki visi, kas prisijungėte prie šios transliacijos ir tie, kas žiūrėsite transliaciją vėliau. Esame Vilniuje prie Seimo rūmų ir čia už 4-5 minučių prasidės performansas, meninė akcija. Tuoj perjungsiu kamerą, parodysiu, supažindinsiu visus su akcijos rengėju, laisvo menininku Raimundu Šimaičiu. Ar buvo kreiptasi kur nors dėl leidimo šiam renginiui, šiai akcijai? Pagal susirinkimų įstatymą išsiunčiau pranešimą savivaldybei, kad vyks toks protestas, nes... Taigi, savivaldybė informaciją gavo, o pareigūnų nematome nei vieno. Nereikia. Tai labai gerai, mes tik tai džiaugiamės. Taigi, jeigu kas atsimenate, buvo akcija čia prie Seimo, žmoga sudegino žmogaus teisių komiteto pirmininką. Gal pasakysiu, kas aš esu ir ką aš čia darau. Sudegino šias knygas. Aš Raimundas Šimaitis, kaip visuomenininkas, aš nežinau, iš kur galiu būti žinomas, nekilnojamo turto mokestį per mane vieną priėmė. Pasistengiau žodžiu. Praeitą savaitę vykdžiau meninį performansą Spalvos šildo. Buvo paradas, parado dalyviai nieko nesipiktino, bet Lietuvos policija, viešasis saugumas kažkodėl suprato kažką ne taip ir mane sulaikė, uždarė į kamerą, pareiškė įtarimus. O apie performansą buvau pranešęs iš anksto, įstatymų nustatyta tvarka. Policininkam rodžiau leidimą, bet jiem kažkas susišvietė ir jie mane neteisėtai sulaikė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnis byloja, kad niekam negali būti suvaldyta laisvė neteisėtai. Jie tą padarė. Lygiai taip pat Lietuva yra ratifikavusi Žmogaus teisių konvenciją, kurioje leidžiama saviraiškos laisvė. Dabar mes nukeliavom, iki ko mes nukeliavom? Putino Rusija, Lukašenkos Baltarusija. Ateina protestuoti prieš karą, uždaro į kalėjimą, išveža. Lietuva tampa tokia pat Putino Rusija ar Lukašenkos Baltarusija. Nes pas mus jau už meninės išraiškas pradeda uždarinėti. Tai kas toliau? Pradės vaikščioti pareigūnai į teatrą, ne, už vaidmenis suiminės, gal kino aktorius. Knygų deginti nevalia, knygas gerbti reikia, kad ir kokios jis bebūtų. Bet kadangi Lietuvoje nebesuprantama, kas yra galima, kas yra negalima, tai aš užklausiau policijos pareigūnų būtent dėl šių knygų ir jie pasakė, kad priežasties kažkokiai tai tyrimo pradėti dėl tokių knygų deginimo nėra. Tai aš atsinešiau tas pačias knygas, kuris pernai berods degino viena tokia žmoga. Jinai dirba Žmogaus teisių komiteto pirmininkė. Ar pirmininkų, nežinau. Pirmininka, bet dar neišgelbėjo nei vieno žmogaus teisių. Tai mano protestas būtų tas, kad Lietuvoje yra gniaužiama žodžio laisvė, gniaužiama saviraiškos laisvė ir mes panašėjame į diktatūrinę valstybę. Kaip žinia, visom tom jėgos kontorom vadovauja Bilotaitė. Tai aš tikiuosi, jos artimiausiam Seime neliks ir Lietuva grįš šiek tiek laisvesnė. Nes mes vis dėlto esame ES valstybė, mes nesame Rusija kažkokia. Tai čia būtų toks simbolinis protesto aktas, kuriuo metu bus pakurta knyga Kuprotas kalnas. Žmoga šitą ir degino. Aš jos net nevarčiau, atvirai prisipažinsiu. Paskui yra dar viena knyga, vadink mane savo vardu. Čia kažkokias tai bestseleris, apie kažkokią meilę, vėlgi aš jos net nevarčiau. Čia homoseksualizmo prigimties istorija. Kadangi aš manau, kad istorijoje yra labai daug įdomių momentų, kuriuos dar neišnagrinėjau, tai aš jos irgi nevarčiau, nes yra dar daug neskaitytų knygų. Visą tai apipilsim gražių daniškų aliejum. Europietiškų. Patvirtinta su C. Kaip sako, netepsiu, nevažiuos, bet iš kur patekti. O žiūrovams primenu Lietuvos Respublikos Konstituciją. 29 straipsnis įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi yra lygus. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų pagrindų. Šitas daiktas labai gerai veikia praeitą kartą, pareigūnai nespėjo pagauti. Ten tada jo, operatyviai. Europietiški degtukai, viskas europietiška, žodžiu jokios, kaip sakant, užuominos į kažką, kas negero. Ir dabar vėjas iš ten, kad pats nesudėčiau.
Burn, motherfucker, burn. Jeigu kas turi dešrelių, tai prašau. Ant šitų knygų keptas dešrelės asociacija. Nu, prašau. Ir sumoje galima uždėti europinius degtukus, nes Europa virsta į diktatūrą, kurioje yra ribojama žodžio laisvė. Truputėlį dar. O, labai gerai. Žaukiu būtų gaisrinė. Taigi, pats performansas nebuvo aktyviai reklamuojamas, Raimondas jį netikėtai greitai sugalvojo ir stipriai nesiviešinęs paėmė ir padarė. Tačiau, kaip matome, susidomėjimas iš informavimo priemonių yra, tiek nepriklausomų. Taip. Oi, gražiai dega, gražiai dega. We don't need no water, let the motherfucker burn. Aš manau, kad jų nedeginsiu iki galo. Aš paliksiu šiek tiek gyvasties šitam popieriui ir jis keliaus į šiukšlyną, tai yra konteinerį. Ten jam ir vieta. Antriniam perdirbimui iškeliaus. Tai va. Ir jeigu šitokį dalyką dar pabandys iškelti bylą, nu tai sekantis žingsnis Europos žmogaus teisių teismas, nes čia yra visiškas. Lietuvoje yra antiek įsivyrauja dvigubi standartai, bet ką aš tom noriu parodyti, tai Lietuvoje yra dvigubi standartai. Kas leidžiama vienam, tas neleidžiama kitam. Ir taip yra visur. Toje pačioje kontoroje. Kas galima vienam, tas negalima kitam. Kas negali kotleto valgyti, kas gali ten skraidyti su kažkuo. Tai taip. Ir Lietuva jau senai praradusi bet kokią garbę ir sąžinę, ypatingai valdžios tarpe. Tai va. Lauksiu dabar, kaip sakant, iš oficialių jėgos struktūrų veiksmų. Ačiū, Raimondai. Geras meninis performansas. Čia ne performansas, čia yra protestas. Protestas. Ką? Matai, Lietuvos minėja už meną. Už protestus pasirodė nesuminėja, tai čia yra protestas. Tai už protestą, dėl to ir policijos nėra, kadangi protestas. Kadangi buvo performansas ir aš buvau sulaikytas, dabar sulaikytas buvau pažeidžiant, nežinau, visas įmanomas sulaikymo procedūras. Tai yra, pareigūnas neprisistatė, nepaaiškino sulaikymo priežasties, ten VST. Paskui policijai, kaip supratau, iš jo išėjo informacija, primelavo, kad degino kažkokias tai vėliavas, bet ten nebuvo vėliavų, ten buvo atskirų juostų skiautės. Tai vat šitas viešo saugumo pareigūnas, kaip sakant, mane apšmeižė, perdavė policijai neteisingą informaciją, ko pasikojo mane pasodino už grotų, pralaikė beveik iki vidurnačio, atėmė visus telefonus, kuriuose yra mokėjimo kortelės ir sako, ate. Tai... O dėl orumo pažeminimo, ką tau pasakė, kai tu pasakė, kad neturėsi iš ko maisto nupirkti? Iš kaimynų pasiskolinsi. Štai taip pareigūnai žemina mūsų Lietuvos žmonių orumą. Tai vat, būdami Europos valstybė, mes po biškutį keliaujam prie Batkos. Taip, visi sako, kad čia Baltarusija, Rusija bloga, bet kad pas mus situacija tikrai blogesnė. Aš mačiau, kaip Maskvoje suminėjo tos žmonės, kurie protestuoja prieš karą. Tai va, o spalvos iš šildo performansas vis tada buvo vykęs. Na dabar dar LRT norės paimti interviu. Paklausykime tie, kas netingit, kas dar turit laiko. Nelabai praktiškai tokius dalykus daryti. Ugnis, ugnis. Makiažo reikėjo pasirūpinti. Ai, makiažo, ne? Blogai atrodys. Gerai, tai gal trumpai ir perbėkit, kodėl, apie ką yra šitas protestas ir į ką nori dėmesį. Aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad Lietuvoje tiek... Taip, brangūs žiūrovai, aš manau, čia vyks pasikartojimas, čia specialiai LRT, kurie ne nuo pradžių bus kalbama, tai visą šitą jūs jau girdėjote. Žodžiu, dar kartą primenu, Lietuvos Respublikos konstitucija yra aukščiausias įstatymas. Niekas negali būti aukščiau už šį įstatymą. Tačiau aš minutėlę to jums pamėginsiu parodyti. Štai žalias spalva, gražiai žalios spalvos. Aš esu pasižymėjęs straipsnius, kurie jau yra sulaužyti. 1 straipsnis, 2 straipsnis, 3 straipsnis sulaužytas, 7 konstitucijos straipsnis sulaužytas, 15, 21, 22. Atsiprašau, dar pasižymėti nespėjau, jau 20, čia būtent Raimondo Šimaičio atveju ir mano sulaikymo atvejais dėl vaiko gaisre, kai buvo. Jau ir šitas sulaužytas dar nepasižymėjau. Taigi 22, toliau 28, 29 pasirodo irgi jau dar nepažymėjau. Štai tiek straipsnių yra sulaužyta Lietuvos Respublikos konstitucijos per
pradedant nuo pandemijos laikotarpio iki dabar. 48, 53. Kas netingit, galite pasiskaityti, kas tai per straipsniai, kuriuos, žodžiu, aš jau nebeversiu toliau. Ir galite pasitikrinti, ar tiesą sakau, kad šie straipsniai buvo sulaužyti. Jeigu kam kils klausimų, rašykite komentaruose, kad toks ir toks straipsnis, mano nuomonė, nebuvo sulaužytas. Ir aš atsakysiu ir pateiksiu pavyzdį. Štai taip yra pasišaipyta iš Lietuvos konstitucijos. Ji yra verčiama į prostituciją. Jinai pradeda dirbti kaip ir už pinigus, panašu į tai. Štai kas vyksta dabar Lietuvoje. Norite pasikeitimų? Dalyvaukite aktyviai rinkimuose. Kol kas tiek, brangieji. Na ir šioje vietoje transliaciją, ko gero, baigiu.